jau nebūtų visiškai nieko. Bet žiūrėkime dabar paprastai. Gerai, iškeliam, tarkim, sutinku su kritika dėl ES ir NATO pilnai sutinku, bet jeigu iškeliam tas idėjas, net tarkim, gauna daugumą Seime, pradedant ten išėjimo iš ES, visą kitą procesą, kaip įsivaizduoju, kaip tai būtų? Tai būtų pirmiausiai sankcijos, tai būtų vietiniai maidanai, o galbūt net galutinių variantų ir intervencija. Tai ar realu dabar kelt tokius klausimus? Kelt visuomet juos reikia, nes prisiminkite tą dalyką, lapukai tie buvo. Pradėjau kalbėti apie tai, kad reiškia Lietuva yra okupuota valstybė kaip tokia. Ir kad reikia išsivaduoti. Kalėjimas, reiškia grasinimai, teismai. O dabar atėjo Vaitkus, įkūrė organizaciją, reiškia, tą okupacijos, Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centras buvo, reiškia, įkurtas. Toliau per televiziją, per prezidento rinkimus jau kalbėjo tai, ką už mane, už to žodžius, kur teisė. Yra jau, reiškia, judėjimas. Patys, reiškia, televizijoje sėdintis netgi toj sisteminiai kalba apie tai, reiškia, okupacijos klausimą svarsto, ar yra okupuota Lietuva, ar nėra, jau tas jau, reiškia, pajudėjo. Jeigu dabar, reiškia, tylėsim, tai reiškia, ir toliau, reiškia, stagnuosim. Reikalinga visuomet kalbėti. Padarysim ar nepadarysim, čia jau kitas dalykas, reiškia, ar tai įmanoma. Aišku, kad šiandien neįmanoma. Ar Razminas nuspręs, reiškia, ir padarys, reiškia, jo tas balsas, reiškia, dabar, kad, reiškia, rytoj ateisiu į Seimą, reiškia, ir bus padaryta taip ar taip. Jokių būdų ne. Turim, reiškia, atsiklaus. Pas mane čia yra mano pozicija, asmeninė pozicija, tokie nusistatymai. Kiti žmonės pas mus dabar, reiškia, kurie sėdantys sąraše, yra ten įvairių žmonių. Vieni yra, kurie nuosaikesni, reiškia, radikalesni, tokie kaip aš, visokie. Bet tai pasitardami mes turim daryti. Ir kada tokie, reiškia, yra svarbus tautai, reiškia, klausimai, tai be referendumo, be atsiklausimo tautos, tai čia mes nieko negalim daryti. Tai turim atsiklausti, reiškia. Siūlom tokį variantą, bet turim apsvarstyti, jeigu išeiti, reiškia, tai kaip reikės padaryti. Esam praskolinti. Tai čia reikia viskas specialistus, reiškia, pasisodinti, ekspertus rimtus, reiškia, ne tos, kur iš užsienio, kur pinigus ima milijonais, bet tos, kurie, reiškia, supranta, reiškia, ir nori, reiškia, mūsų valstybė, reiškia, kad būtų, reiškia, nauda. Tai su jais ir aptarti tos klausimus. Tai sudaryti komisiją ir apspręsti. Jūs sąraše kelintas, 9 ar 7? Aš 8. Per vidurį. Tai jums iš tikrųjų, nes realiai pirmas 5-tukas turi svarbiausia esmę, tai reikėtų įsireitinguoti tiesiog. Be abejo. Dalis vienmandatėje apygardoje einate, taip? Vienmandatėje, taip. Kuri čia pas jūs būtų vienmandatinė? Šiaulių Saulės apygarda. Mano gimtas vietos, ten, kur aš gimiau, ten mano rajonas. Ir pamėginsim. Čia miesto dalis, konkrečiai. Miestas, reiškia, turi dvi apygardas, reiškia, ir 3 kaimiškai yra. Ir ko jums konkrečiai reikia, tarkim, gal reikia pagalbos, kad prisidėtų kažkas agitaciniai kovoje? Tai pagalbos yra būtinai, reiškia, pirmiausiai reikalinga, kad žmonės, reiškia, išgirstų, ką aš kalbu, klausykitės, nes bus tų laidų daugiau, o reali pagalba, tai realiai reikės, telefonai bus, reiškia, paskelbti, tai pasiskambinkit ir reikia pradėti mąstyti apie tai, reiškia, rinkiminė kompanija padėti, reiškia, lapukų platinimai, agitacija vykdoma, organizuosim mitingus, ko gero, jeigu bus viskas į finansų susirėmė, finansų, reiškia, mažai yra. Tai mitingų tai nereikia daug finansų, bet esmė pačiai spaudai. Spaudai, reiškia, plakatams, lankstinukams, taip, reiškia, daug išeina. Stebėtojų. Stebėtojai, būtinai yra stebėtojų gildija, visi yra, įsiveskite stebėtojų gildiją LT, ten reiškia, yra apmokymai, apmokys, kaip elgtis, ką daryti, reiškia, stebint, ne vien sėdėti, bet reikia ten ir dokumentus pasižiūrėti, kaip yra pildoma. Ir praeityvo prezidento rinkimą labai gerai parodė, kokie yra nusikaltimai. Tiesiog viešoje vietoje viskas matoma buvo, kaip jie, reiškia, sukčiauja. Praktiškai tie rinkimai turėtų būti anuliuojami, reiškia, po to, bet vyriausia rinkimų kompanija, tas, reiškia, tų visų užsienio, reiškia, agentų, reiškia, stogas, kaip jie sako, reiškia, stogas, kuris, reiškia, dengia visą tą, reiškia, machinacijas. Makinuos, tai yra sukčiausia per tos rinkimus, yra savaime aišku, bet turim, reiškia, stebėti. Ir kartu viską padarysim. Bet rinkimai, kaip aš sakau, rinkimais lieka, svarbiausia yra kitas dalykas, reiškia. Organizuotis, reiškia, kad atsirastų Lietuvoje organizuota jėga, kuri sugebėtų pastovėti už save.